Savaitėm vėliau nei planuota iš Vilniaus į ekstremalų žygį Baikalas išvyko 4 visureigių kolona. Kelionės per Rusiją ir Šiaurės Mongoliją tikslas paminėti vieną skaudžiausių Lietuvos istorijos datų – tremties 70-metį. Per 5 savaitės keliautojai planuoja įveikti apie 18 000 kilometrų ir tikisi tapti pirmaisiais lietuviais apvažiavusiais Baikalo ežerą. Štai šiais, jau kelintą 10 metų skaičiuojančiais automobiliais, 12 Lietuvos keliautojų važiuos į Rusiją, kur apvažiuos Baikalo ežerą, o grįždami užsuks į Šiaurės Mongoliją, kur aplankys buvusias lietuvių tremtinių vietas. Ekspedicijos mastai išties įspūdingi, nesvarbu skaičiuojami atstumai ar išlaidos. Bendra samata pakankamai didelė, tai apie 120 000 litų, įskaitant automobilių parengimą, įskaitant būsimas išlaidas kūrui, maitinimui, įskaitant videotechnikos nuomą, nes turime tikslą ir sukurti ir gerą filmą apie šitą kelionę. Žygeiviai ne tik lankys buvusias tremtinių stovyklas, tačiau ir bendraus su vietos lietuvių bendruomenėmis, vešim suvenyrų iš Lietuvos. Lauktuvės bus simbolinės, įvairūs suvenyrai nedideli, tai yra su mūsų atributika mūsų kelionės, taip pat ir su artėjančio krepšinio čempionato atributika, nes šitas įvykis šįmet labai svarbus Lietuvai. Nors žygį teko kelioms savaitėms atidėti dėl to, kad ne visi kelionės dalyviai gavo vizas, tačiau pagaliau visiems pavyko įveikti šią pirmąją kliūtį 18 000 kilometrų kelionėje. Žygeiviai paliko sostinę nusiteikę ryžtingai. Aišku, didžiausia bėda, kuri gali būti, tai automobiliai. Kad jie atlaikytų, žmonės atlaikys, aš manau. Kartu su žygeiviais išvažiavo ir 2 Lietuvos ryto darbuotojai, kurie nuolatos siųs naujienas apie tai, kaip sekasi keliauti Rusijos keliais ir be kelėmis. Reporteris Aurimas Abišala, Vilnius.